Mūsų batukas mažas. Čia miegamasis. Laiptukai ir du čia. Čia balkoną, va, ką tik mums įrengė meistras. Spinta, lova. Kai susipyksim, atskirai miegosim. Oi. Čia svetainė. Arti. Kai svetainė. Irgi su balkonu mūsų svetainė. Čia irgi balkoną meistras įrengė. Labai fainai. Čia irgi Ardžiui užlipti. Taip, Ardžiui, užlipk, parodyk laiptukais, užlipk laiptukais, parodyk, kaip tu lipi. Nu, lipk laiptukais, lipk, širdutė, lipk, opapa, šaunuolis tu. Mano, tu stebukliukais. Tu mažas stebukliukais, mano, taip, eisim tuoj teputę, taip. Taip. Tai va, čia toks drabužinė ir biuras iš didelio kambario. Pasidarėm tokį dvigubą. Čia toks mažytis poilsio kampelis Markuso. Tokiom lentynom. Pats pasidarė tas lentynas. Čia vat drabužių kampas. Čia lentynos ir stalčiai drabužiam. Čia irgi Markus pasidarė drabužinę tokią. Tokią drabužinę. Ir du čia žaisliukai. Čia mūsų koridorius. Čia va iš Tailando parsivežėm plaukiojančio turgaus nutapytą paveikslą. Čia Markus irgi sumastė taip pasidaryti. Iš truputį lengvai nuobliuotų lentų. Čia irgi koridorius. Čia vonios kambarys, dušo kambarys, ne vonios. O čia virtuvė.
Čia irgi mano vyras tokį kavos barą nusprendė pasidaryti. Tai va. Vien tik tai viskas kavai. Iš natūralaus medžio viskas. Čia irgi natūralių tokių plytelių. Kampelį sumastė. Kavos baras. Čia vestuvinės dovanos dar. Čia iš Palangos katė. Taip, Ardi? Taip, tu šaunuolis. Taip. Nu, čia tokia ir virtuvė. Čia vaizdelis iš Meksikos, iš Kankūno. Ir visa virtuvė. Ir viskas. Toks mūsų butukas.